Iš šio vaizdo įrašo sužinosi, kaip greitai ir teisingai kloti vinilinės grindų plokštės. Pirmiausia, pagrindas. Pagrindas turi būti lygus ir švarus. Pasiruoš dailidės kampainiai, peiliuką ir replės. Jie pravers montuojant. Pradedame kloti nuo siemos. Nepamiršk palikti tarpo plėtimuose. Prie siemos galo išmatuojame likusią ergą. Pažymime reikiamą atstumą. Nepamiršdami tikslumo. Ir įpjauname plokštę. Tada gali ją perlaužti. Likusi plokštės dalis puikiai tiks naujos eilės pradžiai. Verta pridėti kitą plokštę. Tai būsi tikras, kad viskas lygiai. Ir žinoma, tarpas plėtimusiai. Antrą eilę pradedame nuo nupjautos plokštės. Ką daryti, jei reikia siauro gabalėlą? Verta naudoti replės ir jei reikia apipjauti plokštę. Baigiame kambarį ir pereiname į kitą patalpą. Pereiname sieną ir pradedame nuo pirmos plokštės. Atkreipk dėmesį, kad čia montavimas yra kitoks. Turime prijungti prie ankstesnės plokštės. Ir tokiu būdu sudėsi plokštės keliose kambariuose.